Velnio rašyka. Štai storas kvailas imbeciliškas kūrinys gadinantis visų rašyko vartotojų gražią dieną. Velniop tave rašykė. Jokia kita svetainė negauna tiek daug laisvės kiek rašykas ir jokia kita svetainė nenusipelno mažiau. Ką rašykas kada nors jums padarė? Tai neretorinis klausimas. Pagalvokite apie savo pirmąją mokyklos dieną, arba kai išmokote užsirišti batų raištelius arba ilgą vasarą, kai dirbote, kad nusipirktumėte pirmąjį automobilį arba stojimą į universitetą arba vaiko gimimą. Viską, ką kada nors darėte nuo klaustukas skalbinių lankstymo iki durų užrakinimo prieš miegą naktį, padarėte be rašykų pagalbos. Šie šviesiai pilkų ląstelių grafomanai, o jei yra bjaurybės, neapgaudinėkime savęs pasakomis apie tai, kad jie auksiniai niekada nieko nepadarė jums ar jums brangiems žmonėms. Jei rašykas įvykdys savo gyvenimo paskirtį, jis greičiausiai atsidurs paplūdimyje, kur praleis laiką, pūdamas po saulės, skleisdamas aitrų jūros dvelksmą, kuris tik sugadins pasilinksminimus paplūdimyje. Ateinantiems serverio mėnesiams rašyko lavono pašalinimas yra unikalus iššūkis, nes darbas reikalauja visiško nepaisymo savo laimės ir uoslės sveikatos. Naudingiausias negyvo rašyko rezultatas turėtų būtinai atsidurti mūsų lėkštėse, bet rašykas netgi negali būti maistas. Gyvsidabrio kiekis rašyko mėsoje gali viršyti rekomenduojamą ribą 200 kartų. Tai reiškia, kad jei esate nėščio, manau, kad esate, kol nežinau kitaip. Klaustukas tiesiog atlikdami savo vaidmenį atsikratyti negyvo rašyko, jį suvalgydami sukelsite savo vaikui apsigimimus. Šios smegenų pažeidimas aplinkiniu būdu galėtų būti vienintelis teigiamas dalykas, kurį galima pasakyti apie rašyką. Tam gali prireikti neurochirurgo. Nepaisant visiško jo indėlio į lietuviško raštingumo trūkumą, rašykas sulaukia iš mūsų perdėtos pagarbos ir užuojautos kiekio. Rašykas yra diletantizmo labdaros objektas. Jis vienodai išgyvena kvailį ir idiotų empatiją. Rašyką visada reikia gelbėti. Jokiai kitai būtybei išskyrus Anglijos karalienę nereikėjo tiek daug gelbėjimo kaip rašykui. Bent jau karalienę išgelbėti turi Dievas, o ne mes. Tai lyg svetainė būtų vienas milžiniškas Super Mario Bros. Lygis, o princesė 150 rašalo tonų taukų. Kiekvieną kartą, kai išgelbėja vieną vartotoją, jis susilaukia palikuonių klonų, kuriuos taip pat reikia gelbėti. Tai lyg bandyti išgelbėti katę iš degančio namo, kai jie atsiveda kačiukų vadą, kurie visi laksto po degantį namą. Rašykui padėti neįmanoma išskyrus harpūną. Tačiau tai plieno švaistymas idealiame pasaulyje. Žmonės labiau rūpintųsi harpūnų gelbėjimu. Harpūnai turi paskirtį, rašykas ne. Rašykai geria mūsų vandenį įkvėpimą, bet net ir to jie nemoka, nes jo dar liko. Rašykui reikia išgerti visus kūrybingumo syvus, todėl kiekvienas vartotojas yra išmestas į savo paties sukurtą dykumą. Kai rašykas neėda savo paties jūreivių, o taip niekada nebūna, jis vilioja juos į šventvagiškas visą gyvenimą trunkančias obsesijas. Turėtume liautis skelbti rašykus didingais ir pradėti juos vadinti tokiais, kokie jie yra iš tikrųjų, idiotiškais, neproduktyviais, rašto nevykėliais.